temas irgi nelengva, galėjau man sakyti, ateik kalbėk apie itališko maisto. O man prašė kalbėti apie sunkiausią du gyvenimus dalyką, mirties ir gyvenimą, nu jo fana. Kaip jums šnekėti apie gyvenimą? Jūs esat, į tą tarpą, kur paauglystė, ne, galima vadinti. Jūs esate žymiai stipresnė kaip jausmų už mane. Jeigu jums dabar įsimylėsite, yra žymiai stipresnis dalykas, jeigu aš jaučiu. Po to biškį viskas atsiramina. Dėl to kartais, kai ateini pas tėvą ir turi tą žuvis veidą, matai, tėvas į tave žiūri, kas tau yra. Įsimylėjau tėvelis. Ai, durnas, čia dar ne meilė. Man visą laiką siutinama, kai taip girdėdavau. Jūsų jausmai, jeigu tėvai ir suaugę žmonės pradeda jo biškį nužeminti, jūs nepykite ant jo. Dėl to, kad pasikeitė laikai, pasikeitė požiūrį to. Jūs turite gyventi savyje pradžioj tą dalyką. Yra labai stipris, bet turite savyje jausti. Tada galite po to dalintis. Nuo šiandien bandykite gyventi. Jeigu gyvenot iki dabar, gerai, bet jeigu negyvenot, bandykite. Jeigu, pavyzdžiui, atsikeli iš ryto ir tavo vienintelį tikslą yra, kad tavo gražiai plaukai būtų dar gražesnė prie tavo vaikinas, gal nepykit, bet biškį beskonį. Bet jeigu tu atsikeli ir tu su ta drabužiu jaučiasi gerai, irgi jeigu ta biškis smirda, ar to koinė jau 3 savaitę naudoja, bet tu su jo gerai jausis. Tada gyvenk. Gerai? Ačiū Dievui, aš turiu eglę, man jinai koinė atėma, jeigu man yra labai artimu. Bet, suprantat, yra dalykai, kur jūs turite spręsti jau nuo šiandien. Jo yra melas pasakyti, kad jūs per jauni daug dalykai. Jūs nesat per jauni, jau vėliau. Bet dabar tikrai nesat per jauni, esat pilna vertai, gyventi. Ir turite gyventi kuo stipriau. Reiškia, jeigu tu nori būti prie jūro, nori dirbti gal, pavyzdžiui, prie jūro, daryk to ne dėl to, kad nori gauti pinigėliai už šukoseną ar už depilaciją. Daryk to dėl to, kad tu myli pabūti prie jūro. Ar kad myli dirbti tą darbą. Tada nuo šiandien, prašau, būkite kaip medaus, saldu ir žiauriai skanu. Jeigu jūsų gyvenime bus tokia, tada viską pasikeis. Nesvarbu, kad tu papė turi čia, didelį tokie, bet po to, kai aš žiūriu į tave, tu man atrodai kaip klausimo tašką. Nulis, niekas. Bet jeigu aš žiūrėsiu į tave ir pamatysiu, kad tavo akį pulsuoja nuo šviesą, kad šviesa yra pas tave, kad tu esi įdomus žmogaus, kad su tavim man patinka būti, apskritai turėti tave šalia, tada jūs pasiekėt tikslą. Suprantat? Labai paprastai. O jeigu tu kaip žmogaus esi įdomu, tavo gyvenime yra įdomu, tavo veiksmai yra įdomu, tada tavo pačiam gyvenime yra gerai gyventi. Suprantat? Gerai. Matot, kas nuo kartą, jeigu jūs pačiam savo neduodat klausimų, tada pačiam gyvenimą tau tiesiai duoda į sprangą ir tau klausimų duoda. Pavyzdžiui, aš, kai būna tokiu momentui, ir tokiu momentui būna kada mirties tave liečia. Kodėl aš pradžia paklausiu, ar ką nors artimų liečia mirties. Dėl to, kad tu tik tada pradedi mąstyti, kodėl. Pavyzdžiui, kodėl mano tėvo? Pavyzdžiui, kodėl aš? Pavyzdžiui, kodėl ta durnas, sėdantis dedukas į dangų nusprendžia, kad aš šiandien turiu nukristi? Aš turėjau laimėti šiandien. Kas jisai toks, kad gali man gadinti reikalą ir dar aiškinti, kad jisai garas, galestingas? Kur? Kodėl mano gyvenimą jisai turėjo prišikti? Kodėl? Ar kas nuo kartą jūs izmėginiu paklausė savęs, kodėl tu gimei Lietuvoje?
Kodėl tokio tėvų? Kodėl man įvyko avarija? Kodėl mano tėvų įvyko avarija? Ar paklausėt savęs tokius dalykus? Aš pasiūliu jums paklausti greitai, kad po to pačiam gyvenimą jūs nepaklaustų. Dėl to, kad kai gyvenimą paklausi ir tu nesi pasiruošę, pradedi kristi. Aš, pavyzdžiui, po mano avariją nešnekėjau su savo tėvėjų. Išvis, su niekas nešnekėjau. Galvoja, kad nuo avariją man ant smegenų trauma nuėmė balsą. Doktoriai mane žiūrėjo, sakė, mes nežinom, kas jam yra. Gali būti, kad pagal traumą jisai nešneka. Aš galvoju, durnas, aš pats nešnekėjau. Aš nenorėjau su nieka šnekėti, buvau piktas. Suprantat, to įvyko 2 dienų. 2 dienų aš visiškai nešnekėjau, iš karto po avariją. Kodėl? Dėl to, kad aš jaučiuosi išduota. Visiškai išduota. Žinote, ta jausmas, kur tave geriausias draugas išdavė. Aš galvoju, kad ta Dievas mane visiškai išdavė. Mano gyvenimą turėjo būti tobula. Geras studentas, geras sportininkas, geras žmogaus ir viskas aplinkui aukso ir gera. Aš taip mąstau apie savęs. Ir dabar kartais taip mąstau apie savęs. Paprastai. Nereikia meluoti. Nėra, kad aš dabar tobula ir Bet, kas keičia visko? Kad ta tobula gyvenimą, kur aš įsipiešiau, kažkaip netaip pavyko. Ir paprastai mes galvojame, kad esam kaip Dievą. Viską galima kontroliuoti po savo rankų. Aš varžybų metu su slidžiai nusileidžiu 100 km per valandą ir buvau toks durnas, kad galvoju, kad man nieko negali atsitikti. Kad aš viską kontroliuoju. Tik tai nekontrolavau vienas dalykas, kad slidžių gali sulaužyti, sulūžė. Kad aš pataiko ne ten, kad mano šalmas sulūžęs. Visų šitą aš negalėjau kontroliuoti. Jūs irgi negalite viską kontroliuoti savo gyvenimą. Beikite norėti viską žinoti, viską kontroliuoti savo gyvenimą. Jeigu suprasite šitą tašką, tada galima eiti toliau. Tada pradės paklausti savęs, koks yra gryna tikslai savo gyvenimą. Vienintelį atsakymą dėl viso tavo klausimų yra viena. Tavo gyvenimo tiksla yra mylėti. Mylėti savo darbą, mylėti savo aplinkinį, mylėti nepažįstamą, mylėti kėdę, mylėti tėvų, mylėti visko. Jeigu tu ne dėl meilė darai, nieko tave netenkina. Jeigu jūs į savo gyvenimą nepradėsite ieškoti, kur save rasti, tada esat debili. Apskritai. Jeigu žmogus, ieškodamas save į savo gyvenimą, rado, kad ten yra jo kelio, tegul tą kelio paimtų ir iki galo įgyvendintų. Aš į savo gyvenimą radau, ieškodama tarp aplinkui daug, radau, kad savo gyvenimo kelio yra šito. Ir aš einu paskui jį iki galo. Mano gyvenimą būtų be džiaugsmo, visiškai be džiaugsmo, jeigu aš baigčiau mylėti. Jeigu nori rimtai gyventi, neieškok tą momentinę jausmą. Dėl to, kad seksą aš pačiam suprantu yra geriausia momentą ir sprogimo emocijų. Hormonai taip gerai dirba, kad wow. Bet tam momentas yra grinai momentas. Jeigu tu esi nelaimingas, grįžti nelaimingas, yra momentalinė džiaugsma, bet nėra ta tikra džiaugsma. Jeigu norite tą tikrą džiaugsmą, stabdykit savo hormonų biškį, neklausykit jo ir pradėkite ieškoti rimtą santykį, gilesnį santykį, ne tik su partneris, su bet kokia žmogus aplinkui. Ta skylė po biškį įsipildys ir tampa pulsuojantis meilė ir variklį. Jeigu tu galvoji, kad supratai, kaip gyventi, reiškia, aš myliu, bet tu su niekas nepasidalini, esi durnas.
Nieko nesupratai. Jeigu nepasidalini meilė, yra vienintelis būdas nužudyti meilę, yra nedalintis. Dalintis meilė yra žiauriai sunkus darbas. Dirti yra fignė, nesunkus dalykas. Man grįžti namo ir pastoviai įdėti ugnį į tą santykį yra žiauriai sunkus dalykas. Yra kartais apskritai turėti šalia žmogus pykdina, erzina. Bet jeigu tu nori, kad dalintis tą meilę, tu pastoviai irgi kai tau erzina, turi bandyti kažkaip. Pavyzdžiui, aš esu labai netvarkingas žmogus, Eglė yra labai tvarkinga. Aš noriu tingėti, jinai nori tvarkyti. Ir to erzina, ne? Yra mažus dalyko, dėl to yra jokinga, yra mažus dalyko. Bet kaip sutina, nesivaizduojat. Ir tu eini šalia tą žmogus ir kaip dalintis meilę. Turi pradėti suprasti, turi visą laiką peržengti savęs, būti tikras sportininkas, visą laiką ieškoti geresnį rezultato pačiam savo. Reiškia, aš vietoj gulėti ir žiūrėti serialo, kur man labai patinka, atsikėliu ir padedu. Žiauriai sunkiai. Pakelti tą šikną nuo sofą yra žiauriai sunkus dalykas. Gerai? Dabar, jeigu tu nori mirti, bet gyventi, tu turi pastoviai pakelti šikną. Pastoviai. Čia yra mažus durnas dalykas.